Sveiki visi ir kaip matėte, aš filmuoju savo kuprinę ir drabužius, dėl to, kad rytoj iš ankstaus ryto važiuosim į Vilnių, į Akropolį, važiuosiu kartu su sesė, tiesiog gerai praleisti laiką, pasišopint ir taip toliau, tad filmuoju šiandienos vakarą, kaip ruošiuosi. Ir noriu parodyti, ką vešiuosi, o vešiuosi štai mineraliniai ausinės, kosmetinukę. Štai lūpdažis, mano mėgstamiausias rankų kremas, veidrodėlis, bei mano mėgstamiausias savasas, viskas ko reikia. Štai, vešiuosi savame, aišku, telefoną. Na ir visa kita. O rengsiuosi rytoj savo patį mėgstamiausią džemperį bei džinsus. Na, dabar nuruošęs miegoti, nes iš tikrųjų žadam keltis anksti, nes Akropolyje planuojame būti apie 9 ryto. Tad jau lėkiu ruoštis miegoti. Labas rytas visiems ir kaip matote, aš jau esu pasiruošęs važiuoti, tad susitiksime tenais. Mieli Akropolio lankytojai, permestyti be pavadinės. Taigi mes jau Akropolyje ir dabar yra 12 valanda. Mes, žinau, žiauriai susivėlavom, dėl to, kad dar kai kur užsukom ir žiauriai norim valgyti. Išleisti 2 žmonių. Taigi dabar esu kavinukėje Krustum ir nusipirkau štai tokių
spurgyčių. Ir tik pažiūrėkit, kaip tenais gražu, tos gėlės ir wow, tiesiog stilius yra žiauriai gražus. Tik pažiūrėkit, kaip ten gražu. Ir tie mėtiniai vazonėliai su gėlėmis. Štai, tiesiog nuostabiai atrodo. Pažiūrėkit, žinau savo interjerus ir štai dar nusipirkau sviestinį ragelį, kurios skonis yra tiesiog nuostabus. Taigi dabar esu H&M ir pasiėmiau kelias rūbus. Štai šią suklutę ir šį. Tad juos pasimatuosiu. Na štai. Manau, atrodo tobulai. Nelabai. Ir per ilgas rankovės. Štai. Ir, na, nemanau, nelabai gražiai atrodo. Aš tik pažiūrėkit, kokia graži pižama. Bet ką, tai nelabai gražiai. Taip jau nusipirkau suknelę, bet labai gaila, kad neradau jokio rankinuko. Žiauriai gaila, kad neradau jokio rankinuko. Ko gero jau nerasim, nes gal tuoj važiuosim namo, dar kažką gal atsigersim ir skauda. Taigi užsisakiau karamelinį makiatą, kuris yra be galo skanus. Čia galima visokius žodžius dėlioti ant tokios magnetinės lentos. Pagalvėlis, debesėliai ir kompiuteris, tiesiog fainas interjeras. Štai čia galima įkrauti telefoną. Pažiūrės, ar veikia tai, kaip čia. Nežinau, kažkaip neišeina. Štai nusipirkau žiedą iš parduotuvės Six. Na, štai jau grįžau ir noriu pasakyti, kad buvo labai smagu ir su kelionė praleidom 11 valandų. Tad aš jaučiuosi žiauriai pavargus, bet dabar norėčiau nusipirkti pirkinius. Na, labai dideliu apsipirkimu to nepavadinčiau. Iš tikrųjų planavau dar nusipirkti patogią rankinę ir truputėlį gal daugiau rūbų, bet na, tiesiog neradau nei tinkamos rankinės, nei tokių, tinkamų rūbų. Tiesiog ką nusipirkau. Saldžiuosiuose majuose nusipirkau štai šį šokoladą su mėtinio kremo įdaru. Manau, kad bus skanus, dėl to, kad man patinka iš tikrųjų mėtos ir patinka šokoladas, tai gal šie du skanus dalykai derės. Pažiūrėsim. Ir dar H&M nusipirkau štai šią kosmetinukę. Tai tiesiog skirelis. Na,
Yra tikrai patogi ir tikrai telpanti į visas rankinės ir kuprinės. Toliau dar nusipirkau ir dar nusipirkau iš parduotuvės Six žiedą. Na štai tokį paprastą su širdelė. Štai kaip atrodo ant pirštų, visai gražiai. Dar kaip ir rodžiau jums tenais būdama Krustum kavinėje. Man patiko, labai buvo jaukia atmosfera, taip pat buvo labai skanus sviestinis ragelis bei tos spirgytės. Tad rekomenduočiau ten apsilankyti. Tai tiek šiame video būtų ir susitiksime kitame. Iki!